Labas vakaras visiems. Šiandien parodysiu keletą neurostimuliatorių, apie kuriuos sulaukiu vis daugiau ir daugiau klausimų ir tiesiog pabandysiu atsakyti labai trumpai ir pateikti keletą tiesiog rekomendacijų praktinių. Tai kalbėsiu apie pulseto klajoklio nervo stimuliatorių transkutaninį, kuris tikrai man pačiam bent jau labai patinka dėl paprasto naudojimo ir gana greito efekto. Kitas yra neurostimuliatorius, taip vadinamas Neuromist. Jisai naudojamas tiesioginės srovės stimulacijai, transkraniniai. Tai yra būtent galvos smegenų tam tikrų zonų stimuliavimas, jas aktyvuojant arba slopinant. Tai kam įdomu, tikrai galite pasiskaityti internete apie šitos du produktus, o jeigu trumpai, tai tiesiog parodysiu patį rinkinį pulseto. Jisai, kaip matot, susideda iš kelių dalių. Pats neurostimuliatorius, želė. Šitas prietaisas turi taip vadinamą aplikaciją mobilėje. Reikia ją parsisiųsti per Google Play programą ir tuomet iš karto praktiškai kelių minučių bėgyje susikonfiguravus galima pradėti stimuliaciją. Tai kaip matote, šičia yra tokie elektrodai, juos tiesiog reikia sutepti su specialiu želė, kuris yra dėžutėje, ir paspaudus mygtuką tiesiog prietaisą uždedamas jisai štai šitoje vietoje, taip paprastai, ir susisiekus per mobilųjį telefoną su šituo prietaisu galima pradėti stimuliacijas. Tai tikrai neįsiu į detalės apie pačią aplikaciją. Tai tiesiog yra atskiri laukai, kurie yra skirti būtent stresui, nerimui, miegui, pervargimui ar skausmui mažinti. Tai jūs pasirenkat intensyvumą stimuliacijos ir stimuliacija prasideda. Jausite tokį virpėjimą, būtent kaklo srityje. Jeigu jūs per daug stimuliacijos šiek tiek traukia būtent kaklo raumenis ir tuomet prisiderinus tą stimuliacijos stiprumą galite tai valdyti. Klausia, kaip greit pajusiu poveikį. Tai poveikis pasijunta, galima sakyti, po keletos stimuliacijų. Tai vėlgi, žinant tai, kaip veikia šitie būtent neurostimuliatoriai, tai yra būtent per klajoklio nervo stimuliavimą yra pasiekiamos smegenys, per tam tikrus branduolius neuronų keliais visa stimuliacija pasiekia ir giliasias smegenų struktūras, ir taip moduliuojamas būtent netgi būtent centrinės nervų sistemos veikimas, ir mes gauname tuos būtent efektus, kurių norime. Tai tarkim nerimo mažinimą, depresijos mažinimą. Taip pat turiu žmonių, kurie sakė, kad naudojant stimuliaciją jiems tikrai pasijunta geriau. Tai yra būtent, kadangi klajoklis nervas yra pasiekę taip pat ir mūsų žarnyną, pajunta geresnį tiesiog ir pilvo organų, tarkim, veikimą. Tai yra, kuomet yra tokie dispepsijos požymiai, tai tas irgi gali padėti. Bet labiausiai jisai pasijunta būtent miegui. Tai kas turit nemigą, gali tikrai pabandyti tokį daiktą, kaip ir anksčiau minėjau, net ir Brian Johnson, kuris yra multimilijonierius, turinti savo didžiulę startupą būtent ilgamžiškumo įmonę. Jisai naudoja pulsetą, būtent nemigos, tiksliau miego kokybei gerinti. Tai apie kitą daiktą, kurį irgi taip pat norėčiau paminėti labai trumpai, tai yra būtent Neuromist. Čia matote gan didelio skersmens elektrodai,
kurie, vėlgi, internete galite pasižiūrėti Neuromist stimuliaciją per Google įsivedę. Ten yra būtent tie vadinami montažai. Tai reiškia, kaip būtent turi būti pozicionuojami šitie elektrodai. Tai yra, matot, raudonas yra anodas, tai reiškia teigiamą polių turintis elektrodas, o šičia yra neigiamą polių turintis elektrodas. Jie būtent duodami labai mažą energiją, tai praktiškai 2 mA tik tai, uždedam, tarkim, šičia yra daugmaž šitoje vietoje yra mūsų dorzalinė, lateralinė, frontalinė zona, kuri būtent yra atsakinga už depresijos, nerimo irgi taip pat simptomų atsiradimą. Kitą galima dėti polių. Čia pasižiūrėsite montažus, kaip jie atrodo. Šitie, aišku, elektrodai turi būti sušlapinti su fiziologiniu vandeniu ir pradedama stimuliacija. Viskas labai intuityvu, pačiam stimuliatoriui šičia įsijungus pamatysite, kaip viskas atrodo. Iš tikrųjų, tikrai viskas labai intuityvu. Jeigu kažkas neaišku, tai galite praktiškai manęs pasiklausti. Vėlgi, esant skausmui, galima stimuliuoti būtent motorinę žievės zoną. Esant fibromialgijai, taip pat lėtiniam kitiems skausmam, šita stimuliacija irgi taip pat yra įrodyta, kad yra efektyvi. Žinoma, tai nereikia tikėtis kažkokio stebuklo, kad iš karto jis įvyks pastimuliavus per kelis kartus. Paprastai gydymo kursas trunka iki mėnesio laiko netgi, kartais ir ilgiau. Tai efekto, kurio mes siekiam, tarkim, esant lėtiniam skausmui su tokio aparato, tai jisai gali būti pagerėjimas nuo 15 iki 30%. Tai tikrai atrodytų nedideli skaičiai, tačiau galvojant apie tai, kad tai yra nemedikamentinis gydymas, praktiškai jisai žmogų nekenkiantis, tai tikrai galima naudoti. Tai vėlgi, daugelis klausia, kaip šitos elektrodus užsidėti ant galvos, tai galiu tiesiog parodyti pats, kaip aš naudoju. Tarkim, jeigu mes norime stimuliuoti ir gerinti savo, tarkim, nuotaiką, tai vienas elektrodas, kuris turi būti ne per šlapės, tai jis yra dedamas, tarkim, šitas bus anodas, ne? Tai tarkim, mes norim, kad aktyvinti. Su anodu reiškia, mes aktyvinam smegenų žievę, o šičia yra tiesiog yra minuso poliaus tas elektrodas ir taip viską prisitvirtinus tiesiog per šitą, tarkim, per šitą tokią montažą, taip vadinamą, ne, stimuliuojama, kaip ir sakiau, būtent kairioji kaktinė zona, kur būtent atsakinga už mūsų nuotaiką. Tai atrodo juokingai, bet iš tikrųjų toks pojūtis būna, kai stimuliacijos tokie būna kaip ir TENS terapijos, kad lengvi tokie skruzdėliukai bėgioja, atsargiai reikia naudoti vis tiek aparatą, su juo reikia elgtis protingai, tai reiškia, kad reikia naudoti tokius parametrus, kurie jums tikrai yra neskausmingi ir tikėtis iš tikrųjų to efekto ne iš karto. Tai tiesiog reikia kantrybės. Tai tikrai čia labai trumpas tiesiog toks parodymas, kad tokie aparatai yra, kaip juos naudoti tikrai galiu irgi, jeigu kam įdomu, klauskit, papasakosiu. Tai tikrai tų aparatų yra daugiau. Tai tiesiog norėjau šitą informaciją pasidalinti su jumis. Tai ką, gero visiems vakaro.